Ką čia remontuoju? Hamutą. O kas su juo negerai? Atsilaisvinęs. Kas vyksta? Reikia priveršti kažkaip. O kodėl? Jeigu nepriverši, kas bus? Tai gali būti 150 litrų benzino, dykumoje išbėgti ant žemės ir sustosi. Na, mes dabar pusryčiaujam, nes keliamės 4 ryto. Teko 500 km įveikti, kad pasiekti šitą vietą. Tai 4 kelią. Dabar yra 11 valandų ir mes pusryčiaujam, nes dar esam nieko nevalgę. Tai lietuviška dešra, kurios nekonfiskavo pasienį. Ir ausytės įjungtos, nes va šitoj vietoj turi atvažiuoti ir pirmi motociklai ir pirmi automobiliai. Jie va čia peršoks, iki šitos vietos jiem yra privaloma šitą vietą, mes žinom tašką. Jie va čia kirs, o tada jie išsiskirs. Automobiliai nueis va ten labiau į kairę, o motociklai į šitą pusę. Nu, mes aišku seksim automobilius, mums tai yra šiek tiek įdomiau, aktualiau, nes vis tiek motociklai savo, automobiliai mūsų tema. Tai va, tai mes jų trasa. Bet mes turim sulaukti pirmo bet kokiu atveju, tada važiuosim paskui jį ir čia va yra 40 km iki finišo. Nu, čia vingiuos aišku tarp kopų, tai va tuos 40 km mes šiandien irgi bandysim įveikti. Nu, bus iššūkių, nes čia kopos labai fainos, gražios, bet labai jau tokios didelės su labai minkštų smėliu. Nu, bus čia vyram iššūkių, bet mes ramiai pravažiuosim, turėsim turinio visiems ir apie lenktynės. Empty Quarteris tai čia buvo seniau nuo viduramžių toks dykumos vieta, kurios faktiškai niekam nereikėjo, čia nieks negyveno, nes gyventi čia žmonėms tiesiog neįmanoma. Ir tai, kad jūs dabar matot žalių kupstų, tai yra paskutinių 20 metų ir tame tarpe taip vadinamo seedingo arba dirbtinio lietaus dėka išaugtas žalumos vegetacijos atsiradimas ir ypač dėl to, kad klimatas keičiasi. Jis keičiasi ir čia. Žiemos šaltesnis ir yra daugiau lietaus, net ir vasarą, ir dėl to augmenija pradėjo vegetuoti, augti ir jinai atsiranda. O aš dar atsimenu, iš tikrųjų prieš 20 metų mes važiuodavom va čia ir čia nebūdavo visiškai žalumos. Nu, vieną kupstą kažkur pamatai, tai ten didžiuliai zonai, tai jau būdavo wow toksai, žinai, o dabar viskas labai keičiasi, žaliuoja dykuma, tai pasaulis keičiasi. Ir jos niekam nereikėjo, bet jiem visiems tos vietos prisireikė, kai čia atrado daug naftos. Tai jie taip kaip pica pasidalino į gabalus, gabaliukas atiteko Omanui, nemažas labai gabalas atiteko Emiratam, na, o Saudo Arabija atiteko pats didžiausias gabalas. Na ir jie visur čia, viskas čia yra ant naftos, ant dujų, tai jie ten visur aplinkui yra, matosi pašonėse labai daug bokštelių ir jie čia visi pompuoja naftą, tai iš čia jų turtai. Bet jinai kaip buvo tokia neužgyventa ir liko. Tai lenktynininkai šitos zonos bijo, čia karščiausias oras, minkščiausias smėlis ir čia tikrai būna visi švarksta, ypač jeigu netyčia kažkur užsėda, netaip užvažiuoja, užsikasa, tai čia taip susiurbė šitą vietą energiją, kad šakės. Čia porą pasėdimų ir paskui galėjau nieko nebenorėti. Tai čia reikia jau taip vyriškai paimi ir turi vienu įkvėpimu ją prašauti, žinai, be klaidų.
smėlis birus ir, aišku, neša labai. Mašinas, kai tu šonu važiuoji, būna daug laipsnių, pavyzdžiui, gali būti net 40-50 laipsnių. Tai šitoje vietoje tikrai yra kokie 30 laipsnių. Tai tokioje situacijoje mašinas neša žemyn ir reikia tiesiog laikyti saugų atstumą. Deja, mūsų komandai taip įvyko, kad du automobiliai, du bičiuliai, bet to atstumo nesusilaikė. Ir gavosi, kad vienas jau prisistabdė, užsiplugavo, o kitas atėjo iš inercijos ir jį tiesiog užnešė. Jisai tiesiog nuslydo žemyn, ne tai, kad atvažiavo ir trenkė, nesustojęs. Smėlį tu jau dažnai paskui nieko nebesuvaldai gale, nes čia neveikia nei stabdis, nei kas nors jau pradeda veikti fiziką. Tu čiuoži per birų smėlį, kadangi yra laipsnis ir tave neša ir kaukštelė. Pažeidimai nedideli, randai automobilius puošia, bet gera pamoka. Pamoka ir tiem, kam tai vyko, bet ir pamoka visiems, kurie tai stebėjo. Tai kitą kartą visada dykumoje geriau laikyti didesnį atstumą ir leisti vienam automobiliui atitolt, atlikti ant savo užduotį, o tada jau tu įveikinėjai tą pačią atkarpą. Tai reikia laikyti tokias atkarpėlės, tokias nematomas, ten po 50 metrų ir geriau arčiau nelysti, ypač kai sudėtingos vietos. Vienas įveikia, tada įveikinėja antras. Trečias, ketvirtas, bet su tą atkarpą reikia laikyti tokią distanciją. O kai važiuoji labai šalia, tai taip ir atsitinka. Tai va čia pamoka dykumoje labai svarbi, kai važiuojat ne po vieną, o važiuojat 3, keli automobiliai, vienas kitą seka. O su deklaracijom, kadangi esam arabų kraštuose, tai susidūrė du draugai dykumoje, o kas įvyksta dykumoje, tai paprastai yra tik 3 liudininkai. Tai yra tarp tų dviejų, tarp ko tai įvyko, yra Alachas. Alachas tikrai niekam čia nieko neskus, čia yra jo dykuma, taip įvyko, patys ir išsiaiškino. O vyrai jau išsiaiškino ir jokių bėdų, taip kad deklaracijų tiek čia nepildys. Žinok, tie dėsniai, kurie ant asfalto galio, ant smėlio, lenkti milimetrais mašiną smėlėje, taigi tave ir dar su tokiu nuolėgiu. Jisai ten neina. O tu dar sunkesnis, tu dar labiau eini. Tu tipo tikėjasi, kad jis apsivers. Aš galvojau, kad jis pradės sukti žemyn ir viskas ir aš praeisiu kodu. Juokėsi iš mane, sako, nafik tu tą pagalį. Aš sakau, dykumoje, jeigu yra, voliojasi kažkur toks daiktas, jį reikia pasiimti. O dabar pasižiūrėkit. Netgi per didelis. Vairą susukit. Mm-hmm.